pabandom, pažiūrėsim, ar čia tikrai taip ir yra. Kūrybotyra. Sveiki visi, sveikinamės su jumis, tiksliau, naujoje tinklalaidėje apie kūrybiškumą, o vadinasi tai taip pat Kūrybotyra. Sveiki. Labą dieną. Taigi, mes šiandieną pakalbėkime dar vieną temą iš kūrybiškumo serijos, jau čia nieko nenustebinsim, bet mes palaikom tokį modelį, kad stengiamės nustebinti vienas kitą, tai vieną kartą ruošiuosi temą aš, kitą kartą Augustinas ruošiasi ir truputėlį išlaikom tą nustebiškumo momentą ir šiandien pakalbam apie vieną tokį aspektą kūryboje. Ar esi girdėjęs tokią frazę fake until you make it? O taip, Amy Cuddy. Taip. Tai kaip manai, ar galima tiek apsimetinėti kūrybiškume ir kad būtent apsimetinėjam, kol galiausiai ir tampam kūrybiškai? Tiksliau, tema skamba taip, kad ar galima kūrybiškumą suvaidinti? Ne tik kūrybiškumą, galima įsikalbėti dalykus. Kiek yra senaties terminas? 10 metų? Taip. Jonai, bet čia nekalbam, 10, kad liga, neįsikalbėti, ne apie tuos. Aš tai, žinok, netgi esu įsikalbėjęs daug gerų dalykų ir draugų įsikalbėjęs, ir darbų. Ir dėl apsimetinėjimo, tai, aišku, daug kas pasakys, kad čia tokia dinozauriška idėja, nes kas dabar naudoja tas vizitinės korteles. Bet vizitinė kortelė gali būti irgi puikus dalykas, ypatingai žiūrint į tą tokį neurolingvistinį programavimą, kada tu susikuri savo vizitinę kortelę, ten tikrai nedaug pinigų kainuoja atsispausdinti ir paduodi žmogui, žmogus tą kortelę pasiima, įsideda į kišenį, į rankinuką, į piniginę, į kuprinę, kur tik tais beįsideda ir po to kitą kartą, dar kartą ją paėmęs, gerai pagalvoja, arba išmeta, nes galvoja, kad jau su Milda tikrai nedirbsiu, arba pagalvoja, gal visgi ir paskambinsiu. Bet turi tokių daug vizitinių, kur gal kažkada? Galiu pasakyti drąsiai, kad esu ne vieną vizitinę susimaketavęs, savo labai daug vizitinių susimaketavęs tuo, ko norėjau tapti. Ir tas netgi priversdavo mane galvoti daugiau apie tą sritį, ieškoti daugiau informacijos. Ir netgi kartais, teko būti net ir tam tikrose pitchuose, vadinamuose tokiuose idėjų pristatymuose. Ir aš netgi iš anksto dar padarydavau ir savo kolegoms repeticiją, ką reikėtų sakyti, kaip sakyti. Ir po to netgi buvę ir atveju, kada mes nueinam pas klientą ir tas mano kolega kažkaip neteisingai mane pašaukė ne pagal mano tą vaidmenį, kurį aš iš tikrųjų prisistačiau. Taip, tą naująjį mūsų kontekste. Sutarta. Ir tada gaunasi, kad iš karto tas ūpas labai nuslūksta ir mes matom labai didžiulį pokytį, kliento veide ir matom, kad jie net nebesvarsto mūsų. Vien dėl to, kad mes nevaidinam tuo, kuo esam. Tai čia labai ko prisistatom tiksliau. Čia net kaip ir metodas geras, tas tavo paminėtas su vizitiniam prisikurt savo tokių, kuo norėtum tapti. Tai vat tas fake until you make it kūryboje būtent ir pasireiškia per tą, kad galim apsimesti tuo kūrybišku žmogum, elgtis, kalbėti, kaip nors ir mes sakom, kad tikrai visi kūrybiški, bet liūdnoji dalis, kad ne visi tuo tiki. Tai jeigu netikit, tai apsimetinėkit, kol tokiais tapsit. Aš pažįstu netgi tokį žmogų, kuris prisistatinėjo, kad jis yra, pavyzdžiui, puikus grafikos dizaineris. Bet jis nėra grafikos dizaineris, jis tiesiog yra puikus maketuotojas. Bet, nieks nematė jo dirbančio, dirbdavo iš namų visą laiką, atsisduotos darbus, bet ką gebėdavo padaryti, jis gebėdavo sujungti, dekonstruoti parsisiųstus failus ir sujungti juos į naują kažkokį tai maketą ir pasakydavo, kad čia štai jo padarytas dizainas. Wow, koksai tu super dizaineris, nors jisai tiesiog buvo labai labai, talentingas maketuotojas. Ir tą dalyką jis naudojau daug metų. Aišku, mes turbūt čia neliesim tų kraštutinumų, kur ten apsimetinėjai, nežinau, kokiu ten, jei nesi varlė, tai apsimeti varlė ir šiais dalykais.
Taip, čia kalbam apie tą performansą prieš save, kad kūryba yra kaip vaidmuo, kurį atliekam prieš pasaulį ir prieš save ir iš pradžių gal tai atrodo netikra, o vėliau po truputėlį tampa tą natūralią tokią savasties dalim. Tai dar netgi šitą prie tos temos pagrindinės mūsų grįžtant, pagalvokim, kiek daug jaunų žmonių, kurie yra be patirties, kaip jiems yra sudėtinga patikėti savimi, kad jie gali susikurti savo gyvenimo aprašymą, tą vadinamą CV, kad jie gali LinkedIn'o atsidaryti paskyrą ir ten apsirašyti, kuo jie yra ypatingi, net ir neturėdami jokios patirties. Būtent. Bet aš iki negausiu darbo, taigi aš neturiu patirties, bet taigi tu esi tu. Nu ir kas, bet taigi tu esi kažkuo tai ypatingas, tai kuo tu esi ypatingas arba ypatinga, ką tu gali duoti ir tai ir parodyk. Man iš tų paskutinių atvejų toksai smagus labai iš to, kaip paminėjai, prisiminiau, negausiu darbo. Žmogus, žinai, kaip yra LinkedIn'o, tas atsiranda, jeigu open for job, tas toks žyma ant nuotraukos. Nedaug dievė vadovas pamatys. Taip, bet žmogus, ieškodamas darbo, reali situacija, jis tiesiog pasigamino užrašą savo ant kaklo ir jis su juo vaikščiojo ir jam pavyko tą gauti darbą, nesukėlė tą tokį kas čia dabar, jis ne LinkedIn'o erdvėje tu jį matai, o gyvai vaikštantis su tuo užrašu ant kaklo ir tiesiog jam pavyko. Tai pažiūrėjo truputį kitaip. Lietuviškų CV ar verslo darbo paieškų istorijose tai yra ta legendinė, tokia, sakyčiau, dabar jau chrestomatinė situacija, kada žmogus norėjo įsidarbinti berods į Car Vertical įmonę, nusintė CV ir po to netgi privažiavo prie to ofiso, jeigu neklystu kažką, ar QR kodą buvo atsispausdinęs ant savo automobilio liktais stogą, užsikliavo lipduką ir jį pasamdė, nes darė viską, ką galėjo. Atsimenu, mano draugas kažkada buvo išvykęs irgi dar studentavimo laikais į Work and Travel, į Jungtinės Amerikos valstijas ir nuvyko į Didįjį kanjoną. Ir jau būdamas Amerikoje, dar ten vasaros metu sugalvojo, kad vis tiek tai jau supratusi, kad grįžt teks į Lietuvą, tęsti toliau studijas, bet būtų visai neblogai ir susirasti darbą. Tai keliaudamas per Ameriką, nes Work and Travel tuo remiasi, ne kad kažkiek padirbi, tos pinigus jie ten skatina, kad toj pačioj šalyje išleistum, kad ne viską parsivežtum į savo gimtinę. Tai ką jisai padarė, tai nusivežė sulankstomą stalą į Didįjį kanjoną ir tiesiog ant stovo pasileido savo išmanųjį telefoną, kad filmuotų ir taip atrodo, kad lygtais ten yra fone paveikslas, bet ne, ten didysis kanjonas ir jisai taip išsilanksto, taip visai lėtai ir išdidžiai tą stalą, pasistato kėdę, atsisėda taip neskubėdamas ir žiūri į tą kamerą ir prisistato, ką jisai veikia, ko norėtų siekti, tai spėja, kad jisai gautų darbą. Tai manyčiau gavo. Aš supratau, kad siuntė liktais ne į vieną įmonę, bet kažkuri tikrai atsakė ir po to jisai tenai ir įsidarbino. Taip. Tai čia, vat, iš šitų pavyzdžių, ką apkalbėjom, jeigu žmonės yra tie, kurie nedrįsta, kaip čia, ilgų apsimetinėjimo distancijų nevertina, tai yra toks būdas, kaip tas trumpalaikis stimulas, kur galima susikurti ir įeiti tą kūrybos režimą ir tarsi apgauti savo smegenis. Tai, žodžiu, jeigu rašytojas, kuris kiekvieną dieną atsisėda rašyti, net kai nėra įkvėpimo, apsimeta, kad jau rašo, ir kol pradeda, tai apgauna, žodžiu, tas savo smegenis ir kartais būtent šitie apgavinėjimai, trumpalaikiai stimulai būtent ir atneša tą naudą. Tai jeigu nemėgstat ilgų instancijų apsimetinėjimo, galit bandyti trumpalaikius. Bet neuromokslas netgi aiškina, kad jeigu tu, pavyzdžiui, naktį, neišsimiegoji, nežinau, kažkas tenai, gal kaimynai kokia nors tenai barėsi, gal muzika garsiai grojo, arba kažką netgi, nežinau, prieš miegą užvalgė ir tenai niekaip nesugebėjo užmigti. Bet jeigu turite atsibudę savo, pasisakysi, oi, kaip gerai išsimiegojau, kaip aš pailsėjau, kaip aš fantastiškai gerai jaučiuosi. Ir smegenis tuo gali patikėti, pabandykit. Taip, čia visiškai yra tie neuromoksliniai dalykai, tai turim net keletą teorijų, kurios paaiškina šitus būsenas, tai mes turim self-perception teoriją, dar ilbėm, kai sprendžiam apie savo vidinę būseną, stebėdami savo elgesį. Ir jeigu norime elgtis kaip tas kūrybiškas žmogus ir eksperimentuoti ir dėvėti tą kūrybininko ar ten beretę, ar ploščio, ar šaliką, tai psichika ir pradeda sieti tą elgesį su tapatybė. Ir ilgainiui, žodžiu, mes ir tampa tuo, ko neva tai apsimetam.
O dabar tai, kad tu pasakai, aš tada kitaip tavęs galbūt paklausčiau, o tai gal kažkaip siejasi su tuo, ir kas tavo draugai yra, kas tave supa aplinkui? Taip, be abejo. Ar ne, tai aplinka irgi labai daro, didelį įtaką, Taip. kas mes, kaip mes save matome, kokios mums galimybės atsiveria. Ir čia irgi yra, gal ne visai kūrybinė metodika, bet irgi pagalvokite, kur į kieno batus, kaip ten yra posakis, ar ne, į kieno batus galėtumėte atsistoti. Tai netgi pasirodo mokyklose yra tos ne tik karjerų dienos, bet moksleivių tėveliai yra kviečiami į mokyklas arba jeigu yra galimybės, kad pasikviestų klasę ateiti į kažkurio iš tėvelių darbą ir kad tas vienas iš tėvelių papasakotų, kaip pristatytų savo profesiją, savo darbo dieną. Taip. Ir parodytų. Tai ko gero irgi yra nuostabus dalykas, kada vaikai gali matyti, kuo galima gyvenime užsimti, o ne tik tais girdėti kalbas. Ir dar labai svarbu, kai papasakoja būtent tos ryties ir dažnai nežinomos tos specialybės atsiveria, apie kurias net nebūna, žmonės pagalvoja, kad gali būti apskritai tokių. Tai kalbant dar truputėlį apie tas visokias psichologinės tas teorijas, kaip čia pagrindžia mūsų tą apsimetinėjimą, tai turim dar vieną ir embodied cognition, tokį metodą, kur ne metodas, čia tiesiog teorija, kur sako, kad kūnas ir elgesys formuoja tas mintis ir jeigu elgiesi drąsiai ir net nesijausdamas saugus toj situacijai, palaipsniui truputėlį ta vidinė drąsa ir tas vidinis kūrybiškumas, jisai pradeda išlindinėti, žodžiu, nes kūnas ir tos elgesys suformuoja tas mintis ir po truputį galima čia tokiu ledus pralaužti, kaip ir sakom, kad jeigu treniruojasi ir eini viešo kalbėjimo, kuo daugiau viešai kalbi, tai po truputėlį ir ta baimė viešo kalbėjimo mažėja ir dar kiti dalykai, tai čia vienas iš tokių pavyzdžių, kaip galima nugalėti tą nesaugumą ir susikaustimą. Dabar man priminė tą seną filmą su Leonardo DiCaprio ir Tomu Hanksu Pagauk jei gali, Catch Me If You Can, kur DiCaprio vaidina sukčių, kuris padirbinėja čekius, bet suranda būdą, kaip tos čekius vis tiek iš jo bankai priimtų ir jisai apsimeta orlaivių pilotų, ar ne, lėktuvų pilotų. Ir ten yra, sakyčiau, labai daug kūrybiškumo būtent ir, kaip ir tu įvardinai, ir kūno judesyje, ir uniformoje, ar ne? Žinom, kad ir uniforma šiaip įpareigoja. Esu skaitęs labai keistų tyrimų, kad netgi, pavyzdžiui, švarko dėvėjimas žmogų įpareigoja elgtis visai kitaip. Kaklaraiščio dėvėjimas sumažina deguonies patekimą į smegenis. Tai kaklaraištis nėra labai geras dalykas. Tai čia politikam, kodėl? Bet aš čia ne apie politiką, aš turiu kolegą profesorių, kuris būna visada su švarku, būna be kaklaraiščio ir po jo gražiais marškiniais būna tokia prasišviečianti, pagelti marškinėliai nuo prakaito šviečia visą laiką ir galvoju, kodėl. Bet suprantu, kad jis nori tiesiog to deguonės gal daugiau paduoti smegenis. Prašau. Ir patarimų, ir kas kam reikia daugiau deguonies smegenyse. Tikiuosi, profesoriaus nieks neužtagins po šito nuorodą. Tikėkimės. Nes kažkam gali deguonies sumažėti. Taip. Bet jau dėl kitų veiksnių. Taip, dėl kitų. Tai mes galim dar truputėlį panagrinėti, kaip realūs pavyzdžiai kūrybai to tokio apsimetinėjimo veikia ar fake until you make it. Tai rašymo jau čia truputėlį užsiminiau, kad tiesiog galit sėdėti ir tą tokį flow būsenoj rašyt ir neieškoti ten genialumo ir paskui gimsta smagus dalykai. Dizaineriai kaip irgi būna ne kartą užstringa, kad reikia to įkvėpimo, reikia kažkokio čia gero kūrinio, bet jie pradėję įgyvendinti tą klientų briefą arba tą užduotį vadinamą, jie žiūrėk ir pradeda atsiverinėti ir kažkokie tai atsiranda jau minčių eigos ir kūrybiniai kriokliai pradeda tekėti. Aktoriai,
čia irgi vienas iš pavyzdžių, tai mes tikrai žinom, kad jie taip įsijaučia ir vaidina tą emociją, kad pradeda ją iš tikrųjų jausti. Ir čia mes puikiai žinom ir iš teatro, ir iš filmų situacijų, kad taip puikiai pasireiškia šitas. Ir turim tokį vieną iš verslo, kaip ir startuoliai. Jie dažnai, kaip ir sako, mes statom lėktuvą jam skrendant, nes startuoliuose dažnai turi labai viskas greitai vystytis, turi greitai sprendimus priiminėti, kartais nėra laiko išsitestuoti vairias idėjas ir pinigų tai nemažai tai kainuoja ir atrodo, kad kai žinai, ką darai ir tai padeda viską sukurti. Toksai gaunasi, kad fake until you make it ir until you became it. Na, čia šiaip, manau, geras dalykas, bet vėlgi čia mums lengva kalbėti ir klausimas, kiek iš tikrųjų žmonių norėtų išbandyti ir realiai save įmesti į tokią situaciją. Ir, na, aš tai čia dabar tokį irgi, mes kartais su Milda tai pajuokam, tai kartais, jeigu žmonės siektų savo tikslo, kaip norėtų eiti į tualetą, kiek mes dalykų padarytumėm. Tai vieną kartą man gyvenime buvo tokia situacija, kad einu mieste, žiema, einu per miestą ir kažkokią, man atrodo, viešo transporto stotelę, ir taip užsimaniau, kaip sakant, nueiti kaip čia, pas karalių ir pas nykštukus, čia kaip pareiškus, bet jau taip prispaudė ir nebuvo ką daryti. Tai aš supratau, kad arba bus labai blogai, arba kažką aš turiu išspręsti, tai arba aš save išgelbėsiu. Tai kaip aš save išgelbėjau, tai pamačiau, kad yra bowlingas. Aš užėjau ir tokiu užtikrintų veidų, nes ten vis tiek tu turi ateiti, turi pasisakyti, pas ką tu atėjai, tenai, tau turi pasakyti, kuris tenai staliukas, nes, šiaip bet kokių žmonių į tualetą taip neįleis. Ir aš tada tokiu užtikrintų veidų, įdinu, ten sveiki, labas vakaras, ir ten kaip sekasi, ten, čia visai daug žmonių, sakykit, kurioje čia vietoje yra tualetas. Ir tada nueinu ir ten tiesiog nubėgu, džiaugiuosi, kad viską spėjau duris atidaryti ir kad nei viena kabina nebuvo užimta, bet čia, aišku, taip labai skamba keistai, galbūt apie tokius dalykus, apie tuštinimąsi, bet šitas dalykas ir tas pavyzdys man pačiam atvėrė tokį galbūt daugiau suvokimą apie patį save, ko aš galiu, kai aš tikrai to siekiu. Ir tas pasakymas, kai mes kartais pajuokavom, kad jeigu tikrai norėtumėm labai tuštintis, ką mes tada padarytumėm, ir aš tą iš ties esu patyręs. Kiek motyvuoti mes tampam, ta kai reikia motyvacija kažką išspręsti. Visai kitokia. Tai klausimas, ar tikrai tą norėtumėm daryti ir kaip tą padarytumėm. Čia turbūt ir nuo valios ir nuo to žingeidumo dar priklauso, nes vienus labai sunku kažko sumotyvuoti, o kiti save sugeba motyvuoti. Man atrodo, čia dar ir tame slypi. Nes kitą tu žiūrėk motyvuok nemotyvavęs, jisai niekaip neprisiverčia. Ta motyvacija vis tiek turi būti vidinė, mano manimu. Bet irgi tasai, gal žodis yra toksai mūsų kalboje, tas priversti, reiškia daryti tai, ko tu nenori daryti. Ar tu tikrai to nori daryti, to, ko tu nenori daryti? Gal tada reikia daryti tai, kad tu tikrai to nori. Ir tada ateina toksai vienas labai paprastas klausimas. Ir čia jį reikėtų ko gero paklausti, kiekvienas turėtum savęs paklausti šito klausimo. Jeigu aš turiu kažkokį gyvenime tikslą, jeigu aš turiu kažkokią tai norą arba svajonę, ar aš tikrai to taip labai noriu? Ir jeigu aš to tikrai to taip labai noriu, tai ką aš dėl to padarysiu? Nes žinant žmoniją, žinant irgi laimės hormoną dopaminą, jisai dažnai išsiskleidžia ne tik tais naršant internete, ar ne, tenai žiūrint arba susirašinėjant žinutės, bet ir kalbant apie tai, ką aš darau, ko iš tikrųjų nedarau. Taip. Tai bet jeigu nedarai, tai ką žiūrėt, ten to daug dopamino. Tol, kol kalbi taip, išsiskleidžia, nes tu visiems tiesiog pasakoji, kaip viskas yra jėga. Štai žiūrėkit, koks aš šaunuolis. Aš tai darau, nors iš tikrųjų nedarau, tiesiog apie tai kalbu. Čia yra skirtumas, kai tik kalbė arba ir dar darai, žinai, be kalbėdamas. Netgi esu matęs tokį grafitį ant sienos. Kaip tenai, darytojų, kad trūksta, kaip ten tas grafitis skamba? Daug yra kalbėtojų, trūksta darytojų. Mes turim, žodžiu, idėjų generuotojų turim, bet darytojų neturim. Taip. Tai kas gali pasiūlyti geras mintis? Kažkaip netaip skamba tas. Reikės po to gal netgi suradus tą grafitį, po to galėsim net ir po tinklalaidį ir parašyti tiksliai. Taip, kad irgi eisim paieškoti. Jo, eisit paieškoti ir parašysim. Nesuvelt minčių paskui. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais.
O tu pritartum tam, kad elgesys suformuoja tapatybę? Kad jeigu rašai kasdien, esi rašytojas. Nesvarbu, kad tu nesi ten genijus, nesi pripažintas, nesi jokios oficialiai knygos išleidęs, bet rašai kasdien, ar lygu esi rašytojas? Nu čia dabar, jeigu tai pasakysiu, tai žinai, čia mane kas nors jau nulinčiuos ar pakars už tai. Bet esu girdėjęs tokį pasakymą, kad pavyzdžiui, esu matęs tokį ginčą, kur rašytojas susipyko arba ten taip, apsižodžiavo labai stipriai su VLKK, žodžiu, Lietuvių vyriausios kalbos komisijos nariais ir pasakė, žiūrėkit, aš tai rašau knygą ir vat, man lietuvių kalba tai yra kaip muzikos instrumentas ir aš kiekvieną dieną groju to instrumentu. Ir aš žongliruoju to instrumentu ir aš, ten aišku taip, gal ne taip pasakė, bet... O jeigu jis nesuderintas? Ne, bet ten žmogus davė suprasti, kad aš esu virtuozas ir aš tą darau kiekvieną dieną. O jūs ateinat ir sakot, kad mano kalba yra netinkama, neteisinga, arba išreiškimas, arba kirtis padėtas. Ir paradoksas viso šito dalyko yra tai, kad daugelis rašytojų Lietuvoje tiesiog knygų pradžioje arba įžangose jie atsiprašo už savo lietuvių kalbą. Tai čia, kokia čia yra nesąmonė. Ar ne? Tai reiškia, tu kuri ir kažkas ateina ir kritikuoja ir sako, va, tu neteisingai darai tai, ką tu darai. Tai čia, man atrodo, per tuos patarėjus paskui ir atmušamas noras truputėlį, man atrodo, ir kitiem, kur ne. Tai manau, kad ne tik tais per tai, per daugelį atvejų, per daugelį patirčių mes esame linkę nebedaryti to, ką norime daryti, nebelinkę siekti savo svajonių, kurių mes norime pasiekti. Ir dažniausiai tą rankinį stabdį užtraukiame, grinai ne dėl kažkokių savo problemų, bet dėl kitų požiūrio ar kitų žodžių ištartų, ar kitų žmonių padarytų veiksmų, ar netgi dar dažniausiai nustojame daryti dėl to, kad galvojame, o ką kiti pagalvos. Tai va, čia tą rankinį dažniausiai per anksti užtraukiam, negu reikėtų. Taip, geriau tada iš viso gatvę neišeitų. Taip. Tai va, tas rašytojas, jeigu girdėtas, manau, daugeliui, Austin Kleon yra išleidęs knygą Show Your Work ir jisai rekomenduoja būtent ir vaidinti menininką, kurt, rodyt, neslėpt, net ir nebaigtų, net ir nenušlifuotų, netobulų dalykų ir jisai būtent sako, kad netobulumas, o veiksmas sukuria tą kūrėjo statusą. Mums lengva taip, be pigučio to Milda taip kalbėti, atsineša čia patarimų. Be pigų. Bet tai kaip tą žmogų paimti? Gerai, o tai tada Instagramo kūrėjai, kurie kuria turinį, ne? Taip. Vien tam, kad kurtų ten, tarkim, istorijas, reelsus, tai kas jie čia kūrėjai, ar jų čia kūrybinė raiška yra mažiau tikra ir negu tų, kurie, čia kaip sakai jau, kad jau netaip paprasta būtų. Visaip gali būti, gal dėmesio ištroškę žmonės. Sakai tik dėmesio? Nebūtinai, galbūt. Bet ar kūrėjai? Tam tikrą prasme taip. Ir tas kūrimas nebūtinai reiškia, kad tu kažką turi sukurti visiškai originalaus ar naujo. Tu gali kažką kopijuodamas savai pateikti ir tai vėlgi bus ta pati kūryba. Mes turim ir pavyzdžių, tokia Emma Chamberlain, jinai pradėjus vlogus tiesiog iš nuobodulio, vaidino YouTube kūrėją ir tačiau per kurį laiko tapo viena tokia ryškiausių jaunos kartos turinio kūrėjų su savo unikaliu stiliu, mados kompanijom ir panašiai. Tai pradžiai iš nuobodulio vaidino, kol žodžiu jie tapo. Tai tas toks, gal tiesiog tie, kurie kuria, ieško dar to savo balso ir savo žodžio ir savo to stiliuko. Tai čia galima ir dar toliau paieškoti, pavyzdžiui, Azijoje yra ten ta kinė influencerė, įtakotoja lietuviškai, kuri ten užsivilka suknelę, nusivilka, ir ten 2 sekundės ar sekundę pabūna, arba iš pakuotės ištraukia kažkokį tai daiktą parodo, numeta, į kitą parodo dėžę, kitą ištraukia parodo ir numeta. Ir kažkas čia mūsų vakarų pasaulyje pradėjo dėl to juoktis, o galų gale paaiškėjo, kad netgi tai visai yra efektinga ir netgi tai verta tą pakopijuoti ir padaryti savaip. Taip, tai mes čia turim ir tokių žinomų garsių menininkų, kurie atrodytų, kaip jie čia dabar, tai ar jie galėjo čia kažką imituoti, bet mano vienas iš mylimų kūrėjų Salvadoras Dali, tai jisai sąmoningai sakydavo, kad aš formuoju savo asmenybę kaip ekscentriško to genijaus ir jisai pabrėždavo, kad every morning upon awakening I experience a supreme pleasure. That's of being Salvador Dali. Tai dabar lietuviškai pasakyk, ką čia reiškia. Tai jeigu lietuviškai, tai kiekvieną rytą aš atsikeliu ir patiriu tą pažinimo džiaugsmą buvimo Salvadoru Dali.
Ir jisai, tiesiog formavo tą savo asmenybę kaip ekscentriško genijaus ir per ilgą laiką kurį laiką tai buvo apsimetinėjimas, kol jis ir tapo tuo, ko tikėjo, tuo ekscentrišku genijumi. Taip, tai mane labiausiai, ko gero, nustebinęs Salvadoro Dali faktas istorinis, tai yra, kad jisai yra sukūręs Čiupa Čiups. Taip, logotipą. Taip, ledinukam būtent logotipo, tai irgi labai, na, jisai kažkiek ten yra dabar paredaguotas, šiek tiek pakitęs, bet pats faktas, kad tu būdamas net ir tokio lygio kūrėjas, tu gali sukurti, galbūt šiandienime tokiame visiškai vartotojiškumo orientuotame pasaulyje, vakarietiškame, tai gal ir neatrodo kažkas keista, bet tuo metu tai turėjo būti be galo keista. Taip, kas čia dabar kūrėjas ir kažkokio atsiduoda verslo sprendimam. Taip, kaip jis iš viso drįso čia su kažkokiais tai ledinukai susidėti, kokia nesam parsidavėlis, gal labai pinigų trūksta, vėl visokios apkalbos. Taip, tai mes siūlom ir pabūtais kartais parsidavėliais, tais apsimetėliais, tais įžuliais, tokiais vaidmenų keitėjais, vien dėl to kūrybinio naujo įkvėpimo ir naujų inspiracijų ir toks palinkėjimas būtų, kaip ir tema skambėjo šitos tinklalaidės, kad fake until you make it, until you became it. Tai jeigu lietuviškai, tai apsimetinėkit tol, kol to ir tapsit. Taip. Ir pabaigai tuomet, kaip visada, pasidalinam kokiu nors kūrybiškumo metodu. Kokį tu turi šiandieną? Mano kūrybiškumo metodas tai yra labai, net ne metodas, o norėčiau parekomenduoti pažiūrėti serialą, kuris vadinasi Westworld. Neversiu gal pavadinimo, tai tiesiog irgi susiraskit šitą serialą, yra labai įdomus. Nenoriu išduoti, apie ką tiksliai tas serialas yra, bet pavadinkime taip, kad kiekvienos serijos pabaigoje įvyksta toksai perkrovimo veiksmas, pasaulio perkrovimo veiksmas, labai įdomus. Ir aš iš to serialo aš pats nesu pažiūrėjęs visų serijų, bet išsinešęs esu tokią mintį, kad kiekvienas tavo sutiktas žmogus tau duoda kažkokią tai misiją arba galimybę. Tai aš palinkėčiau, kada sutiksit bet kokį kitą žmogų, net ir kokią nors, nežinau, aš pavyzdžiui, kažkas atsimenu, tenai labai kažkada ofise atsimenu, buvo supykęs ant valytojos kažkokios ir aš pasakau, tai čia yra labai svarbus žmogus. Tai net ir patį paprasčiausia atrodo tokios visiškai žemiškos profesijos žmogų, pagalvokit, kad kažką galite iš to žmogaus sužinoti, gauti, o gal jūs jums ir net kažką ir patars arba duos kažkokią net ir užduotį. Puikiai. Arba naudą atneš kažkokią netgi taip. Tik reikia nepražiūrėti ir pastebėti. Taip. Visiškai ir priimti puikus. tai, taip. Taip, be abejo. Puikus metodas ir aš tada turiu vieną tokį metodą susijusiu su šita mūsų apsimetinėjimo tema, tai būtų kūrybinio personažo dienoraštis. Tai skambėtų taip, kad tiesiog susikurti reikia personažą ir turėtų būti ganėtinai tiksliau, kad kuo labiau įsijausti tą vaidmenį, tai kad ir vardas būtų ir amžius, ir profesija, ir stilius, ir savybės, tai tarkim, pavyzdžiui, aš ne jokia ten Milda, su Eleonora, kokia nors taip keista eksperimentinė režisierė, kuri kiekvieną rytą pradeda rašydama teatrinius sapnus. Mano mūza duona su alyvuogėm. Ir kasdien po 5 arba 10 minučių rašom, tarsi būtume būtent tas personažas. Aprašom, ką galvojam, kaip atrodo diena, kokios kūrybinės idėjos. Ir nereikia, kad čia būtų kažkaip labai giliai ten prasmingai ir kažkaip super išieškotai. Bet truputėlį po kiek laiko ilgiau rašant pastebėti reikia, kas pradeda rastis. Tai dažnai žmonėm atsiranda lyg ir naujas stilius, išsigvildena kažkokios temos naujos ir toks personažas leidžia saugiau eksperimentuoti. Ir būtent šita metodika leidžia apeiti tą vidinį kritiką, nes čia taigi ne aš rašau, čia ta kažkokia Eleonora ir galiu ir kvailystės rašyti ir prisidengti. Ir smegenim tai vis tiek kūryba yra, net jeigu ir vaidinam, ir leidžia sukurti tokią kūrybinę kasdienę praktiką, kuri per laiką suformuoja įprotį, nors pradžiai tai tik žaidimas atrodo. Tai rekomenduoju išbandyti, pabūkit kažkuo kitu. Taip, saugus būdas pabūti drag queen. Laisvai. Galėsi pradėti rašyti. Nes man reikės barzdą nusiskust. Tai galėsi aprašyti, kaip tai padarai. Būtinai. Taigi, siūlome išbandyti metodus, nes neužtenka juos pasiklausyti, kaip mes visą laiką bandom jum priminti. Tai ne tik klausykit, bet ir išbandykit, eksperimentuokit, apsimetinėkit ir gal laviruokit. Ir ačiū labai už šitą kelionę ir šitą diskusiją, Augustinai. Ačiū, Milda.
Ir ačiū Jonui Matosai, kuris mums čia pareguliuos garsus. Ir su akordeonu pagrojo. Visiškai, mes girdėjom. Iki kitų susiklausimų. Gero laiko visiems ir kūrybiško. Viso gero. Iki. Iki. Kūrybotyra.